perdavė Lujaną Linares naujai globėjai. Suprantat, ką sakau? ¿Me entiende? Puiku, nuostabu, fantastiška. Tuoj pat paskambinkite Ečemendžiui ir praneškit gerą naujieną. Ir jūs ir aš išsaugojom darbo vietą. Negaliu patikėti. Jums rūpi tik visų apgailėtina darbo vieta? Negi nesuprantat, mes prarandam mokinę. Lujana Linares, argi nesuprantat, ką tai reiškia? Praradom vieną ketvirtokę, o tai yra palengvėjimas. De cuarto. Eso significa alivio. Palengvėjimas. Donovai, jūs mane nuvylėt. Maniau, kad jūs dėl tos senatvės, bet dabar matau, kad jūs blogas žmogus. Panelė Monika, dėkokit Dievui, kad jūs man patinkat. Tarkim, kad nieko negirdėjau. Kitaip man tektų jūs atleisti. Jums visai nerūpi. Man rūpi mano darbas, o jums turėtų rūpėti jūs iškis. Šią akimirką jūsų darbas yra pranešti naujieną ponui Ečemendžiui. Kuo greičiau. Mirsiu. Rudė, einam. Pralinksmėk. Kur? Nori gumos. Dar klausai į ligoninę. Mes turim padėti Manueliui gydytis. Pablas išėjo dėl darbo, einam. Žiūrėk, matai, kiek man reikia perskaityti, o tu mane į ligoninę vedi. Rudė, kas tu svarbiau? Draugai ar mokslai? Draugai, bet mokslai. Pasimokysi rytoj ir viskas. Na gerai, pasimokysi rytoj. Susirasiu Carmen ir pasakysiu. Žinai, ką pasakysiu? Ką? Lasenai, jūs surūšiavot visas knygas? Mokytoja, norėjau jums šitą pasakyti. Ruošiausi pranešti, kad jums reikia mano pagalbos. Suprantu, nusiraminkit. Turiu laiko visą dieną ir visą naktį. Labai daug pasimokysim, Lasenai, kad įsitaisytumėt savo gražų į dvejetą ir trejetą. Tau teksit vienam. Carmen, labai svarbu. Eskūra, spręskit pats. Neždinkitės arba sėskit mokytis. Aš einu. Aš visa jūsų, Lasenai. Persirink. Nebadu demonstruoti einu darbo iškart. Gerai, bet pirmas įspūdis labai svarbus. Turi švarkelį? Turiu. Gerai. Nepyk, kad neįsiu kartu. Noriu palaukti mamos su Luhana ir sužinot, kaip jiems sekės. Gerai. Nepamiršk pasakyti Manueliui, kad... Gerai. Po pokalbio nueisiu jo aplankyti. 100 kartų sakei, mielasis. Linkiu tau sėkmės. Būsit atsargus? Būsiu. Pablai, neišeik. Man teksit vienam. Gidas pasiliko mokytis. Carmen neprispaudė, eisiu vienas. O ne, palauk. Pasakyk, ką man ten daryti. Vienas tu nieko nepadarysi. Paaiškink. Man reikia eiti. Ne, Pavlai, tau reikia šito darbo. Negalima nenueiti. Manueliui irgi manęs reikia. Gali tuo pat metu būti dviejose vietose. Gal ir galiu. Galiausiai ta moteris ją išsivedė. Išėjo taigi, kaip avinėlės vedamos skerst. Sonia, nepyk, bet tokie įstatymai, ką padarysi? Kaip man pasakyti Marisitai, kad man ją iš rankų išplėšė? Netiesa, padarai, ką galėjai. Ne, reikėjo maldauti, kalbėti Luhaną, kad leistų man pamėginti, ką nors pakeisti. Sonia, paklausyk manęs. Padarai, ką galėjai. Jei nori važiuoti į mokyklą, kartu važiuojam pranešmė. Nežinau, ar Marisita mokykloje. Gerai, tada palaukime namie. Kai ateis, aš jai pasakysiu. Ne, mielasis, aš turėjau pranešti. Duok telefoną. Tikriausiai Marisita. Duok, tu labai susinervinus. Leisk man atsiliepti. Alio. Taip, čia Sonios Rei telefonas. Sí, es el teléfono de Sonia Rey. Kas skambina? ¿Cómo? Taip, ponia. Sí, discúlpeme, no. Atsiprašau, tuoj pat. Sí, perdón, Kas atitiko? Jūta atsirado. Matai, tikriausiai skelbimą perskaitė. Kokį dar skelbimą? Jie dabar policijai. Ką? Klausi, kas man atsitiko? Mano mama dėl manęs taip nesistengė kaip tu dėl savo vaiko. Tu dėl jo kovoji, supranti? Mija, tavo mama mirusi. Ji nemirusi. Ką? Ką girdėjai, ji nežuvo avarijoje. Tėvelis visada žinojo. Kodėl anksčiau tau nepasakė? Jis norėjo ją pamiršti. Kodėl dabar pasakė? Ji pasirodė.
Negaliu patikėti. Aš irgi. Kokia ji? Kaip kalba? Kaip atrodo? Aš jos nemačiau. Nenorėjo su manim susitikti. Kai tėvelis pasiūlė pasakyti man tiesą, ji vėl dingo. Nepyk, kad pastaruoju metu labai bjauriai su tavimi elgiausi. Aš puikiai tave suprantu, nes mama visada mane atstumdavo. Atleidi? Svarbiausia ne tai, ką ji padarė. Aš jos nepažįstu, man jis svetima. Nežinau, kas ji tokia. Man svarbiausia, ką padarė tėvelis. Jis man visą gyvenimą melavo. Jis norėjo tave apsaugot, Mija. Melavo, nes elgėsi su manim kaip su kvailė. Pasipasakau Marisai, nes jai taip pat nutiko su tėveliu. Nežinau. Maniau, kad ji man padės. Ką dabar darysite su Franku? Baigsiu mokyklą, o kitais metais galbūt išvažiuosiu gyventi į Italiją pas savo dėdę Luką. Juokauji? Ne, Felė. Nenoriu čia būti. O aš, Mija. Mes geriausios draugės, su tavo krikštasūnis ir visa kita. Felė, tu turi galimybę sukurti šeimą su Ladu. Šeimą, kurios mudvi neturėjom. No soy así. Algo que yo tengo bien guardado dentro de mí. Tengo muchas cosas que decir. No soy... Tėveli, ką čia veiki? Neturėtum būti darbe? Turėčiau būti darbe, tačiau mane išvarė kaip kokį šunį. Kodėl, tėveli, kas atsitiko? Nieko. Nežinau, kas atsitiko. Nežinau, jie visi bepročiai. Visi išprotėję. Tėveli, gėriai? Kas sau galvoja, kas tu tokia? Mano šeimininkė? Mane išvarė į gatvę, liepė nešdintis. Už ką? Aš nieko nepadariau. Gurkštelėjau vynelio. Ei, tėvelių, paklausiu ir tiek. Nesinervink. Kaip man nesinervint? Matai? Viskas vėl kaip anksčiau. Neturiu nė cento. Man siaubingai nesiseka. Prisėsk. Sėskis, ramiai pasėdėk ir nesirūpink. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Nieko čia gero. Man visada nesiseka. Ei, kur eini? Norėjau raktus kambarį padėti. Nereikia. Kokie dar raktai? Malonėk sutvarkyti namus. Įskalbk ir išlygink drabužius. Matai, kaip atrodo? Visada vienodai rengiuos. Pažiūrėk mane. Na gerai, viską išlyginsiu, sutvarkysiu visus namus, viską padarysiu, o tada eisiu. Kur eisi? Tu niekur neisi. Pasiliksi čia, nes aš esu tavo tėvas, turiu teisę tau sakyti. Žinau, tėveli, bet man baigiamieji egzaminai. Reikia mokytis. Kokie dar egzaminai, niekur neisi, sėdėsi namie, supratai? Negali, labai sunku. Dar šiek tiek pasistenk, Manueli. Argi nematai, kad neturiu jėgų? Manueli, jėga slepiasi ne kojose ir ne rankose, o čia, tavyje. Labai norėk ir dar kartą pabandyk. Nagi. No se puede más seguir viviendo así, de mano en mano, de tranza en tranza. Cuán heridos podremos estar hasta despertar, hasta despertar.